Laidą remia interneto parduotuvė www.pavyko.lt. Skinsiu raudoną rožę. Labas rytas, mėly sodininkai. Aš jūs šiandien pasitinku Panevėžyje. Mes esame labai gražiame sode, kurį Rūta prižiūri jau kiek laiko? 17 metų. 17 metų. Ir mes čia šiandien ne veltui prie šitos gražios rožės, kuri va įauginta į tokį labai skėtuką gražų kaltinį. Specialiai Rūta sugalvojo. Aš čia pasitinku jūs todėl, kad čiagi dabar laikas, kada rožės pradėjo žydėti. O tam, kad jos žydėtų, jas reikia kasdien negailestingai kapot galvas, kurios jau nužydėjo. Ir kuo daugiau mes iki pirmo lapelio karpysim, tuo daugiau jo žydės. O dabar mes jau einame į sodą, todėl kad Rūta randa, ką čia pertvarkyti. Ir mes atėjom iš tikrųjų lupti daug augalų ir sodinti naujų. Tikrai taip. Kai įžengi į dviejų inžinierių Loretos ir Gintaro Degučių sodą, Panevėžio pakraštyje pasijunti lyg ne Lietuvoje. Nes mes juk sodus kuriame be plano, sodiname ką pastvėrę, o apie visumą dažniausiai ir pamirštame. Čia jūs galite pamatyti, ką reiškia 12 metų trukęs sodo auginimas pagal specialiai šiems šeimininkams kurtą apželdinimo projektą. Jis ypatingas tuo, kad ypatingai užimta šeimininkė nenorėjo daugiamečių gėlių, taigi atsisakė spalvų. Todėl Rūta čia piešė medžių lajų formomis ir spalvingą lapiją. Kai jau mes jau čia atsikėlėm gyventi, tai aišku, kad tai Rūta ir buvo tas žmogus, į kurį aš, aišku, nenori kreipiausi, todėl, kad jin buvo mano gyvenime, tai jinai atsirado ir mano kieme. Šiandien šis sodas puikuojasi gražiausių sodų žurnalų puslapiuose ne tik dėl čia kurtos visumos, bet ir dėl retų vertingų medžių kolekcijos. Štai geltonlapis kirpstas, kitaip olandinė guoba, laiko blėbusi namą nuo gatvės, raudonlapis bukas, juodoji pušis, ginkmedis. Labai kiekvienais metais daug kiaušinio lukštų pakasu po ginkmedžiu. Taip? Taip. Mėgstai? Taip, aš kažkur tai paskaičiau, kad reikia jam kalcio. Tai žinokit, jau visą žiemą renku kiaušinio lukštus ir visada pakasu. Po ginkmedžiu? Taip. Būtent Rūtos parėdimų sodo kūrimas prasidėjo nuo medžių. Aš kaip dabar atsimenu Rūtos pasakymą, kad turi būti kertiniai augalai, kurie, reiškia, apie kuriuos paskui formuosim. Visus gėlynus ir kaip atrodys kiemas, bet turi būti kertiniai dalykai. Tai va, tie kertiniai augalai tai tokie ir yra. Ir dar galiu pasakyti, nežinau, Rūta gal nesupyks, jinai visada sako, taip kaip daiktas turi būti geras ir kokybiškas, taip ir augalas turi būti geras ir kokybiškas, ne šiukšlė. Nes yra taip, kaip yra šiukšliniai augalai. Aš irgi gavau bart. Taip, mano kėmeinai atėjo ir sakė, o čia šito šiukšlės kam. Taip, sako, čia negali būti šiukšlė. Taip ir buvo sukurtas šis kiemas. Funkcinės jo dalis buvo atskirtos gyvatvorėmis. Ir dabar jūs ko nenorit matyti, tai tom gyvatvorėm, ane, atsiribojat? Tai panašiai taip. Panašiai taip. Zonavom gyvatvorių pagalbą ir pridengėm gyvatvorių pagalbą. Gyvatvoriams Rūta pasirinko kantrius, bet puošnius kukmedžius. Štai už jų sienos daržas, o ten dailus pavėsio sodas, kuriantis intimę erdvę prie pirties. Tai, kas viską sujungia, yra tiesiog tobula. It brangia kailio gyvūno kailis veja, Rūtos vizitinė kortelė. Kiek metų šitai vejai? Lygiai tiek pat 17. 17, ne? Taip, 17. O gal net ir 19, Rūta, pasėjom dar negyvenom. Tai reiškia daugiau, apie 19. Ir nieko jos nereikėjo atsėti, nieko absoliučiai. Tačiau Rūta raukosi. Mūsų sodo darbų vadovė 4 pavasariai, pasiskaičiusi Palmyros Kelertienės paaiškinimus, kaip reikia kurti sodą vadovaujantis feng shui taisyklėmis, kad jis būtų ne tik funkcionalus, gražus, bet ir neštų šeimai sėkmę, sveikatą ir naudą, ji pradėjo savo kuriamus sodus vertinti ir pasitelkusi Bagua kvadratą. Todėl randa spragų. Štai globėjų zonoje, kurį kadaise pasodino retos veislės žemaūgės pušis, turėtų atsirasti didelių akmenų. Šiaurėje Rūtai stinga apsaugos, vien skirpsto jai neužtenka. Tačiau įžengus į kiemą jau galima džiaugtis tiesiog intuityviai prieš 12 metų meilės ir vedybų zonoje poromis susodintų vaismedžių sodų, į kurį tereikia įterpti rožinės spalvos. Gal bijūnų, Loreta? Rūšių neprimala daug. Kuo daugiau mikso, tai tuo daugiau šiukšlyno. Tai kažkaip man to šiukšlyno gal taip daug ir nesinau.
Raudonlapis bukas geltonųjų tujų apsuptyje idealiai puošia šlovės ir reputacijos zoną, o pietryčiai, turto ir klestėjimo zona tiesiog tobula. Švara ir tvarka darže yra sėkmės simbolis. Valio! Galiausiai sodo centras. Jis visiškai teisingai paliktas, erdvus ir neužsodintas. Toks, kokio reikia sėkmei apsigyventi. Tačiau didžiausia bėda – rytai. Čia šeimos ir sveikato zona, kurioje turi dominuoti mėlyna spalva, tačiau ją okupavo suaugę ir persipinę spygliuočiai, kurios Loreta taip mėgsta, bet kuriuos teks tramdyti. Ieva imasi piešti esamą padėtį, kad mes galėtume aptarti pertvarkos planą pirmą ant popieriaus. Trupučiuką keistis reikia. Ir atnaujinti reikia, ir patvarkyti reikia, ir vat augalai subujojo, sužėlė, vis tiek reikia ir pagenėti. Tai vat reikia Rūtos pagalbos. Jeigu čia būtų jūsų valia dabar, Rūta, kas įvyktų? Aš tai pusę kalno, bet visą šitą dalį visiškai naikinčiau ir tai bujojančiai žalumai atsvarą gėlinę 2-3 rūšių. Visiškai raunam raugeriški pasimetusi vieną žemaūgį raudonlapę formą. Vėlyvius iškeliam, ieškam naujos vietos kur nors sode. Jūkos. Ir jūkos, aš už, kad jūkas rauti. Sodinam daugiau lavandų, nes jos čia pasiteisinė, ir žydė ir auga. Ir kažkokia dvižalė žolė, ne? Jo, ir aš parinkau Sislerijų. Melėtą. Taip, Sislerija nitida. Iš tiesų, iš pavasario labai puošniai atrodantis augalas. 10-metė Jūka buvo iškasta be gailesčio, tačiau mudvi su Rūta nusprendėme, kad senas augalas vertas antro gyvenimo. Matot, čia yra pumpuriukas ir iš jo išaugs daigas. Jos yra galingos, gyvybingas augalas. Tada jau man teko imtis vieno darbo, kurio Rūta tiesiog nedrįso imtis, nes ta juoda nedaili plėvelė labai palengvino Loretos gyvenimą, neleido želti piktžolėms. Labas rytas, mėly sodininkai. Šiandien mes pradedame pagrindinį šios vasaros konkursą. Gražiausio užpakaliuko. Labai svarbi pastaba tiems, kurie pasižiūrėję, kaip staiga atgijo šis Loretos sodo kampelis, sumanys pertvarką ir savo sode. Nesodinkite naujų augalų į dirvą, kurioje kažkas ką tik augo. Dirvą reikia atnaujinti. Yra augalų, po kurių apskritai reikia dirvą pakeisti. Kokie jie ir kaip atnaujinti dirvą pertvarkymams išsamiai aprašyta mūsų sodo darbų vadovė 4 vasaros ir ruduo. Loretos gėlyne piktų gėlių nebuvo. Tačiau tas išsikerojęs kadagys atėmė iš dirvos visas gyvybinės galias, todėl Rūtos parėdimu mes į dirvą įterpėme daug nurūgštintų durpių. Kadangi šioje vietoje pagal fengšui turi dominuoti žydri atspalviai, mes apsodinsime kalvelę lavandų ir sislerijų pievą. Lavandos žydi apie 1,5 mėnesio Lietuvoje. Jos jau Liepos pradžioje žydi, tai iki rugpjūčio vidurio. Beliko pasodinti ir galima pasigerėti permainomis. Štai tokį šį gėlyną mes radome. Tada gerokai paplušėjome pertvarkydamos. Merginos rado laiko ir pašėlti. Rūta sukomponavo augalus, o mudvi su Loreta juos išsodinome. Prieš ir po. Puikus pasikeitimas ir 10 metų atjauninta kompozicija. Joje dabar atsirado oro, lengvumo. Skinsiu raudoną rožę,